Pabėgimo iš pamokų diena. Kovo 21 yra tarptautinė bėgimo iš pamokų diena. Kai kurios mokyklos mokytojai su mokiniais važinėja tą dieną į ekskursijas. Tai daro tam, kad mokiniai šiaip savo nepabėgtų iš pamokų nežinia kur. Mano mokykloje tai mokytojai pasakė, kad mes sėdėsim pamokuose. Ką mes padarėm? Faktas, kad bėgom. Atėjus tai dienai, mokytojai žinojo, kad mes bėgsim, tai jie atsistojo prie visų įėjimo durų, net prie tų, kur yra tiesiog avarinis išėjimas. Ką mes nusprendėm, kad šoksim pirmam aukšte pro langą. Nusileidus į pirmą aukštą, pažiūrėjom, kad ant langų nėra rankenų, tai nusprendėm, kad šoksim iš antro aukšto. Kodėl nebuvo baisu, nes mūsų antras aukštas realiai beveik kaip pirmas. Šokom būtent ten, kur buvo ant žemės žolė, sumetėm dar kuprinės, kad kuo anksčiau mums būtų šokt ir visi nušokom. Iškart mes bėgom visi į Vingio parką, vėliau nusprendėm važiuoti į centrą. Tuo metu skambino mokytoja sakydama, kad jeigu mes negrįšim, jinai paskambins į policiją. Mes negrįžom, nieks niekur neskambino. Grįžus kitai dienai į mokyklą mes gavom velnių, bet daryti taip geriau nereikia. Geriau su mokytoju susitart, kad važiuot kartu į ekskursiją.